Esu gydytoja endokrinologė Vita Lizdenienė. Trumpai pakalbėkime apie cukrinį diabetą. Konkrečiai norėčiau pakalbėti būtent apie antro tipo cukrinį diabetą, nes būtent šita liga yra labai dažnėjanti, jaunėjanti ir kita vertus gerai, kita vertus blogai, tai, kad jinai neduoda jokių absoliučiai simptomų. Taip, gali būti simptomai, tarkim, padažnėjęs troškulys, kojų tirpimai, šalimai, ypatingai pėdų, gali džiūti burna, nakties metu padažnėja šlapinimasis, bet labai dažnais atvejais, kada mes nustatome antro tipo cukrinį diabetą, pacientai nejaučia absoliučiai jokių simptomų. Dėl to šitą ligą galima ganėtinai pavėluotai nustatyti su jau pažengusiomis komplikacijomis. Todėl labai raginu suklusti tuos žmonės, kurie turi nutukimą, padidėjusį svorį, kuriems yra nustatyta arterinė hipertenzija, padidėjęs cholesterolio kiekis, rūkantis asmenys, ypatingai tie žmonės, kurių giminėje, artimoje giminėje buvo nustatytų cukrinio diabeto atvejų, moterys, kurioms nėštumo metu buvo gestacinis diabetas, arba toms moterims, kurių naujagimių svoris buvo 4 kg ir daugiau. Labai dažnai antro tipo cukrinis diabetas arba angliavandenių apykaitos pradiniai sutrikimai įsivysto moterims sergančioms policistiniu kiaušidžių sindromu. Ir taip pat suklusti reikėtų tiems žmonėms, kuriems gydytojas kada nors gyvenime yra sakęs, kad jūsų cukrus yra ribinis ant ribos, kaip sako pacientai. Tai tie žmonės ypatingai turėtų iš tikrųjų reguliariai tikrinti gliukozės kiekį, pirmiausia, veninėje plazmoje nevalgius. Jeigu yra randamas padidėjęs gliukozės kiekis, tokiu atveju reikėtų atlikti 2 taškų gliukozės tolerancijos mėginį ir jeigu yra randami pakitimai, tai jau šitos būklės reikėtų tikrai neignoruoti. Yra rekomendacijos, yra pagalba, kurią galime suteikti, yra gyvenimo būdo korekcija, yra medikamentai. Tai tiesiog raginu neignoruoti šitos ligos, o kreiptis į specialistą pagalbos.